Šiame video aš šnekėsiu apie Nikolės Lazaro sukurtą emocinių zonų konceptą ir siužetų kūrimą bendravimo pramogos emocinėje zonoje. Bendravimo pramoga tai yra būdas kartu praleisti laiką kažkokioje tai dirbtinėje, neįprastoje aplinkoje. Ir žaidimuose tai paprastai pasireiškia kažkokiais tai bendrai patirtais įvykiais, kurie sukuria ryšius, kurie gali toliau vystytis ten. Pavyzdžiui, jeigu mes kartu sužaidėm kažkokią tai žaidimo epizodą ir anksčiau nebuvom pažįstami, mes galim bandyti toliau žaisti sekantį epizodą kartu, jeigu mes suradome bendrą kalbą. Arba sužaidus kažkokią tai vieną epizodą, mes galim ateiti kartu į tą patį, susitarti ateiti į žaidimą kitą dieną ir bandyti žaisti toliau kartu, net jeigu anksčiau nepažinojom vienas kito. Taip pat tai ir pasireiškia tokiamis asmeninėmis patirtimis naujomis, kuriamis galima pasidalinti su kitais žmonėmis. Tai yra, jūs patirėt kažkokią istoriją, galite ją papasakoti kitiems žmonėms ir juos sudominti savo veiklą. Paprastai tai pasireiškia taip pat tokių bendrumo ir priklausimo kažkokiai visuomeniai jausmu. Tai yra, jūs užsiimdami viena veikla kartu su kitais žmonėmis, kurių patys asmeniškai nepažįstat ir neturite jokios nuomonės apie juos, bet jeigu jūsų bendrai paėmus viso kaip kolektyvo veikla yra sėkminga, jūs turite tokį bendrumo jausmą, kad jūs priklausote sėkmingai kažkokiai tai bendruomeniai. Kitas dalykas tai yra, kad virtualios tos visuomenės, jų sukurtas tas visas bendravimo erdvė dažnai išsiplečia už žaidimo ribų. Žmonės pradeda žaisti bendrų žaidimus, jie pradeda juose bendrauti ir dažnai tas bendravimas išsiplečia už žaidimo, nes žmonės pradeda bendrauti ne tik apie patį žaidimą ir žaidimo kontekste. Jie pradeda domėtis, kas tie žmonės yra realiame gyvenime, kaip jiems sekasi, kuo jie užsiima. Ir žmonės susidraugavę žaidime, jie gali tapti realiais draugais realiame gyvenime. Žaidimų kūrėjai, kurdami bendravimo pramogą, iš esmės jie pirmiausia sukuria žaidėjų interakcijas, kurios gali skatinti bendravimą. Šios interakcijos skatina susidomėjimą ir susidomėjimas sukuria ryšius. Ir tuo tarpu patys ryšiai vėl skatina naujas žaidėjų interakcijas. Pagrindiniai jūs darote tai sukurdami žaidėjams galimybę daryti įvairius pasirinkimus, pavyzdžiui, kooperuoti, pasirinkimas varžytis, bendrauti, galimybę mokyti žaidėją kažkokių tai dalykų jūsų žaidime, galimybę vadovauti kitiems žaidėjams jūsų žaidime. Tiesiog dažnai galimybę, čia jau ne pačio žaidimo kūrėjo dalykas, bet žaidėjai dažnai tiesiog stebi jūsų žaidimą, kaip jisai vyksta ir bendrauja su žmonėm, kurie žaidžia jūsų žaidimą. Ir begalės kitų dalykų. Ir visi šitie pasirinkimai sukuria patį didžiausią emocijų spektrą. Jūs galite jausti susidomėjimą, jiems gali patikti, nepatikti kažkas, gali pavydėti, gali jausti dėkingumą, dosnumą, pašaipą, pasigėrėjimą, pasididžiavimą ir begalę kitų emocijų. Taigi, kaip jūs galėtumėt panaudoti šią Nikolės Lazaro sukurtą koncepciją, kurdami žaidimo siužetus? Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo labai lengva. Jūs tiesiog sukuriate žaidimą, kuris leidžia žaisti kartu ir tai sukuria bendravimą. Ir kaip siužeto autorius jūs galvojate kaip dramos kūrinio autorius. Jūs sukuriate kažkokią istoriją, kuri leidžia sukurti bendrą fantaziją, kurią gali žmonės toliau dalintis. Bet jeigu jūs įsigilintumėte į patį konceptą, kaip jis gali būti jums naudingas, iš esmės jisai parodo, kad jūs galite sukurti tam tikras interakcijas, kurios gali sukurti tam tikras emocijas. Ir jūs kaip žaidimo autorius, jūs galite išsirinkti emocijas, kurias jūs norėtumėt, kad jūsų žaidėjai patirtų. Ir tada jūs galite sukurti interakcijas, kurios leidžia šitoms emocijoms atsirasti. Taigi jums reikia visą mąstymo modelį išversti išvirkščiai. Jūs tokiu būdu tiesiog iš pat pradžių jūs turėtumėt nuspręsti, kokias emocijas jūs norite, kad atsirastų tarp jūsų žaidėjų. Tada jums reikėtų atsakyti savo į klausimą, kokiu būdu jūs sukursite šitas emocijas ir kokios bus tos interakcijos tarp žaidėjų. Tada jums reikia nuspręsti, kokiu būdu jūs išdėstysite šitas interakcijas į sceną. Ir galų gale jums reikėtų tada atsakyti į klausimą, kokiu būdu šita scena
ar šita scena bus įtikinama, ar jinai bus prasminga ir ar jinai bus dramatiška. Taigi tai nėra labai lengvas uždavinys. Ir aš tiesiog visą tą procesą aš norėčiau, kad jūs įsivaizduotumėt, kaip aš pateiksiu kelis pavyzdžius, kad iliustruoti, kokiu būdu tai galima padaryti. Pavyzdžiui, įsivaizduokite, yra žaidimas, kuriame 2 katinai gaudo peles. Tai yra žaidimas skirtas 2 žmonėms. Ne? Ir jūs galite nuspręsti, kokias emocijas jūs norite, kad žaidėjai patirtų ir žaidimo procesą kurti tokiu būdu. Pavyzdžiui, jūs galite sukurti scenarijų, kuriame kiekvienam žaidėjui reikia pagauti po 10 pelių. Ir žaidėjas gaus papildomai taškų, jeigu pagaus daugiau negu 10. Ir, tarkim, gaus ypatingai didelį atlygį, jeigu pagaus 15. Dabar įsivaizduokit, taigi yra po 10 pelių ir jeigu pagausi 15, bus didelis atlygis. Dabar, jeigu jūsų žaidime yra tik tai 25 pelės, ką tai reiškia? Tai reiškia, kad abu žaidėjai gali laimėti, bet didžiausią atlygį gali gauti tik tai vienas iš jų. Bet abu gauna papildomos kažkokios naudos, jeigu pagauna daugiau negu 10. Taigi, jeigu vienas pagauna 11, reiškia, jau kitas nebegali, jeigu vienas pagauna, tarkim, 12, kitas pagauna 13, ne vienas iš jų negali gauti pačio didžiausio atlygio. Jeigu jie yra draugai, vienas iš jų gali nuspręsti pagauti tik tai 10 ir leisti kitam pagauti visas likusias. Ir tokiu būdu jisai padaro paslaugą savo bičiuliui. Arba pavyzdžiui, jeigu pelių yra 19, tai reiškia, kad tik tai vienas žmogus gali laimėti. Ir tokiu būdu jūs sukūrėte didelę kompeticiją tarp šitų žmonių. Arba ten, pavyzdžiui, jeigu yra 24 pelės, tai žmogus, kuris surinko 15, jisai gavo patį didžiausią atlygį, bet antras žmogus apskritai neįvykdė reikalavimo, jis gali pagauti tada tik tai 9. Tai reiškia, kad vienas žmogus gali pasielgti, pavyzdžiui, labai altruistiškai, jisai gali nuspręsti pralaimėti visą rungtį, bet leisti gauti savo bičiuliui patį didžiausią atlygį. Arba iš kitos pusės žmogus gali atsisakyti didžiausio atlygio tam, kad kitas jo bičiulis bent jau įvykdytų reikalingą užduotį. Arba, pavyzdžiui, kitas variantas, jūs galite padaryti žaidimą, kur galite duoti skirtingus tikslus. Pavyzdžiui, vienam katinui reikia suėsti 5 peles, o kitam katinui reikia pagauti kaip galima daugiau pelių. Ir, pavyzdžiui, vienas žaidėjas sugaudė daug pelių, ne, bet kitas, o žaidėjas, kuriam reikėjo suėsti, jam liko tik tai 4 pelės, jisai vis dar yra alkanas. Ir tas žmogus, kurias pelės gaudė, jisai gali atsisakyti kažkokio vienos savo pelės, atsisakyti atlygio tam, kad kitas žmogus atliktų užduotį. Kitas variantas, vėlgi apie katiną ir pelės, jūs galite sukurti žaidimą, kuriame žaidėjai keistųsi informaciją. Pavyzdžiui, jie gali apskritai tarpusavėje nekonkuruoti. Vienam reikia sugaudyti juodas pelės, kitam reikia sugaudyti baltas pelės. Ir tas žmogus, kuris gaudo baltas pelės, jisai gali pamatyti juodą pelę ir pasakyti savo draugui, ateik čia yra 1, 2 ar 3 ar kažkiek tai daugiau juodų pelių. O kitas gali sakyti, pamatęs kažkokią tai baltą pelę. Kitas labai populiarus pavyzdys, esantis labai daugelį žaidimų, yra galimybė sutaupyti laiką, jeigu randate kažkokius pagalbininkus. Pavyzdžiui, jeigu kažkokia tai užduočiai reikia atlikti 1 valandą ir jūs randate 5 pagalbininkus, atliekat ją 6, tai reiškia, tą užduotį galima atlikti per 10 minučių. Taigi vėl yra didelė plotmė atsirasti įvairiams bendravimo klanams, susirasti draugų, įtikinti nepažįstamus žmonės, kurie gali jums padėti. Jūs galite paprašyti kažkokio nepažįstamo žmogaus, kad jis jums padėtų ir pasiūlyti pats pagalbą jam kažkurioje tai srityje. Kitas variantas yra, pavyzdžiui, tam, kad patekti į kolektyvinio iššūkio vietą, kiekvienas žaidėjas turi turėti raktą. Ir vienas variantas, kai tu privalai atlikti kažkokius veiksmus, kad rasti raktą, visi stengiasi padaryti kaip galima daugiau ir jeigu 9 jau žmonės, pavyzdžiui, turi raktus, o 10 vis dar laukia 10, jie yra nepatenkinti, jūs sukuria tokį nepasitenkinimą šituo, reiškia, tinginiu ar ten tokių netalentingų žaidėjų jausmą. Tas žaidėjas jaučia tokį, kaip čia, emocinį tokį stumimą, kad, reiškia, tu greičiau tenai judėk, mes čia tavęs laukiam, kiek dar galima laukti.
arba jūs galite padaryti lygiai tą patį visiškai skirtingai. Jūs galite iš viso šito proceso sukurti draugiškumo emocijas, pavyzdžiui. Jūs galite padaryti taip, kad kažkas tai gali atlikti veiksmą kelis kartus ir gali turėti daugiau negu vieną raktą. Ir, pavyzdžiui, jeigu kažkokiam tai žaidėjui nesiseka surasti rakto, jūs turite du, jūs galite jam duoti raktą. Ir tokiu būdu, reiškia, jūs sukursite visai kitas emocijas. Kitas dalykas, jeigu, pavyzdžiui, pas jūs yra kažkoks kolektyvinis iššūkis, jūs galite padaryti iššūkį iš kelių dalių. Pavyzdžiui, yra viena dalis, kurią turiu padaryti aš, kita dalis, kurią turite padaryti jūs ir taip toliau ir panašiai. Ir žmogus, kuris pirmas pabaigia užduotį, jis gali padėti kažkuriam tai kitam. Čia vėlgi gali būti įvairių emocinių aspektų. Pavyzdžiui, aš padariau užduotį ir dabar yra 9 žmonės, kuriems aš galiu padėti. Ir aš renkuosi, kuriam iš jų aš padėsiu. Aš padėsiu savo artimiausiam draugui arba žmogui, kuriam aš noriu patikti. Arba gali būti tenai, pavyzdžiui, tame ir neigiamas aspektas. Kad žmogus, kuris pirmas atlieka užduotį, turi privalomai padėti tam žmogui, kuriam blogiausiai sekasi. Ir tada tas, kuriam sekasi blogiausiai, jisai patiria visai kitas emocijas. Jisai stengiasi tada, reiškia, jisai yra visuomenės pripažintas kaip mažiausiai naudingas, jisai stengiasi įdėti daugiau pastangų tam, kad būti naudingas visuomeniai. Ir pabaigai aš norėčiau Jums duoti tokią praktinę užduotėlę. Įsivaizduokite, kad aš turiu žaidimo šachmatais portalą internetinį, kuriame žaidžia daugybė žmonių, tarkim 18 000. Jame yra paprastas pokalbių kanalas, bet iš esmės žmonės jo nenaudoja bendravimui, jie tiesiog pakviečia vienas kitą sužaisti partiją ir tiek žinių atsisveikina. Ir dabar mano portalui yra 10 metų ir aš norėčiau pakviesti pačius aktyviausius šito portalo žmonės atvykti į tam tikrą vietą ir padaryti jiems kažkokią tai šventę, galbūt kažkokią tai gyvą turnyrą, aš juos tam pavaišinčiau gėrimais, maistu kažkokiu tai, bet ko aš bijau, tai yra tai, kad tie žmonės nepažįsta vienas kito, jie neturi jokio socialinio kontakto tarpusavėje. Ir tiesiog, jeigu, pavyzdžiui, aš įsivaizduočiau save kaip tokio portalo vartotoją ir mane pakviestų į kažkokią tai realų renginį, ar aš eičiau į jį. Aš nieko nepažįstu, mano ten galbūt nikas yra koks nors atsitiktinių raidžių kratinys neįskaitomas, aš ten esu koks nors ten 14, kiberas 18 arba dar kažkas. Tai. Ir aš greičiausiai tiesiog neįčiau į tokį renginį, nes nieko ten nepažįstu, o jeigu ir nueičiau į jį, tai kokiu būdu aš eičiau į kažkokį tai kontaktą su tais žmonėm, ką aš jiem pasakyčiau, su kuo aš pasisveikinčiau apskritai. Taigi, man dabar kaip žaidimo portalo savininkui aš jums noriu iškelti tokį užduotį. Aš norėčiau, kad jūs sukurtumėt kažkokį tai siužetą, kuriame žmonės žaidžiantys šachmatais būtų įdėti į kažkokią tai terpę, į kažkokią tai įvykį, kuris sukurtų jiems bendrumo jausmą, kur jie galėtų, pavyzdžiui, atrasti keli žmonės, su kuriais kartu dalyvauja kažkokioje veikloje, kur užmėgstų bendravimą tarp jų ir sukurtų kažkokią tai bendravimo kontekstą, kurioje galėtų pasidalinti tarpusavėje, susitikę tokiam renginiui, kad, pavyzdžiui, kaip mes ten dalyvavome tokioje veikloje ir kad tai nebūtų tiesiog turnyras, kurio negalima būtų prisiminti ten visų ėjimų ir panašiai, bet kad tai būtų kažkokia tai istorija, kurią galima būtų papasakoti, kuri galėtų atsirasti iš šito žaidimo proceso. Taigi tokia būtų užduotis.